Labadiena visiems, sveiki prisijungę vėl prie Lietuvių kalbos akademijos ir šiandien mes vėl esam Airijos širdį, Dubline, didžiausioje Europos lituanistinėje mokykloje Keturių vėjų. Labai smagu, kad pirmą kartą kalbinam tėvelius, kurie ryžtingai vedė arba veda savo vaikus į lituanistinę mokyklą. Pasikalbėsime apie tai, kodėl jie turėjo tos motyvacijos, iš kur jos rado ir kaip surado lituanistinę mokyklą ir kaip jaučiasi, kai jų vaikai kalba lietuviškai. Tai Ina, labai malonu, Ingrida ir Tomas. Tai pirmiausiai norėčiau, kad papasakotumėt, kokio amžiaus vaikus turit, kiek jie metų lankė lituanistinę mokyklą, ar dar lanko ir kaip jūs tą lituanistinę mokyklą suradot. Tai gal pirmiausia tada Ina arčiausiai. Tai... Supratau. Mano pačios vaikai šiai dienai yra 15 ir 12 metų. Deja, vienas iš jų jau nebelanko, teko pasirinkom sportą, o mažoji vis dar lanko 5 klasę. Pirmą kartą atėjau į lituanistinę mokyklą, kai sūnui buvo 4, tai prieš 11 metų. Ir iš tikrųjų atėjome į lituanistinę mokyklą vien dėl to, kad vaikas yra gimęs mišrioje šeimoje, tėtis yra airis ir labai norėjosi, kad jis išmoktų lietuvių kalbą ir galėtų bendrauti su seneliais Lietuvoje. Aišku, jis dabar jos nelanko, bet jis vis tiek lietuviškai kalba, lietuviškai rašo ir bendrauja būdamas čia Airijoje lietuviškai. O kaip aš radau lituanistinę mokyklą, aš radau turbūt, jeigu gerai atsimenu, tai tiesiog Google pagalba buvo įvesta lituanistinės mokyklos Airijoje. Buvo išmesta kelios versijos, bet vienintelė tuo metu tik 4 vėjai, kurie dirbo. Tai tuomet ir atėjome 4 vėjus. Bet tas pats pavadinimas lituanistinė mokykla tau jau buvo žinoma? Tai buvo žinoma, nes aš girdėjau prieš netgi dar gimstant vaikui, kad sūnui, kad Airijoje yra lituanistinės mokyklos, kuriuos ruošia. Ir buvo žinoma, kad tai yra 4 vėjai, bet tai buvo nugirsta ir vėl pamiršta. Ir kada gimė sūnus po 4 metų, kadangi mokykla priemo nuo 4 metų, Liepos mėnesį 4 metai, rugsėjo mėnesį mes buvome čia. Gal atsimeni, kur išgirdai tą lituanistinę mokyklą? Ar tai buvo, sakykime, ambasados renginys, ar tai buvo laikraštis, ar televizija? Žinok, jeigu gerai atsimenu, tai buvo kažkoks tai suėjimas, visiškai ne ambasada, tiesiog taip, tarp lietuvių tėvelių buvo kalba, kad kažkas pasigyrė, kad sūnus lanko lituanistinę mokyklą. Tuo metu dar buvo viena vienintelė, Inčikorė, ir tada aš jau truputėlį pradėjau domėtis. Ačiū labai. Į kitą pusę persijungiam. Ingrida, jūsų kokia patirtis, kiek dabar vaikui metų ir kaip jūs atėjote į mokyklą? Tai mano patirtis yra tokia, kad turiu 15 metų dukrą, 13 metų ir mažasis mano yra 5 metų. Ir kur sužinojau, iš tiesų, man atrodo, per mano vyro... kai jisai bėgimo klubą lankė čia Airijoje ir atrodo, aš kiek atsimenu, bet tikrai kiek leidžia mano atmintis, kad nugirdome iš gyvenančių būtent lietuvių. Ir man atrodo, galbūt irgi internete radau. Kaip atsirado, labai tikrai sunku dabar atgaminti. Bet buvo pirmiausia tas, kad reikia būtinai leisti vaiką į lietuvių mokyklą tam, kad galėtų susikalbėti su tėvais. Ir buvo mano toksai tikslas, kad aš grįšiu į tą Lietuvą, būtent, kad leisiu savo vaiką eiti į 1 klasę. Tai va, taip, toksai buvo mano pirmas žingsnis, kad turiu dukrą būtinai leisti. Dukra tuo metu lankė Blančestauno 4 vėjų lituanistinę mokyklą ir baigė paruošiamąją. Ir po to sužinojome, kad kažkaip Drohedos mieste atidarė irgi kaip ir filialą ir mes tada tenais lankėme 1 klasę. Ir mano dukra baigė 1 klasę, gavo pažymėjimą, tačiau šiek tiek pasikeitė mūsų istorija ir tokį laiko tarpą palikome, kad jinai nebegrįžo į mokyklą. Ir vėliau antrą savo dukrą išleidau šiek tiek vėliau taip pat į 4 klasę. Bet tuo metu buvo tas COVID mūsų. Tai va taip mano kelionė su dukrom
Žinoma, tenais buvo ir sirgimų, dėl ko mes ir, sakykime, ne kiekvienus metus nelevedėme. O dabar mano mažasis yra 5 metai, tikrai yra šioje lietuvių mokykloje ir labai aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad jisai tikrai gerai kalba, susikalba su esančiais seneliais Lietuvoje, giminėmis ir tas mano ir yra toksai tikslas, kad tikrai nepamirštų gimtosios kalbos. Ačiū labai. Tomai, pasidalinkit jūs savo patirtim. Jūs ar žmona prisipažinkit, kas atrado mokyklą? Iš tikrųjų, tai įvyko tas, kad tiesiog COVID situacija buvo tokia, kada daug kas užsidarė ir tiesiog reikėjo, mergaitė jau buvo 6 metų ir tiesiog, aišku, šeimoje kalbam puikiai visi lietuviškai, bet tiesiog buvo tokia galimybė, kad tiesiog leisti į lietuvių, todėl kad iš tikrųjų mes planuojam grįžti į Lietuvą ir istorija tokia, kad visą laiką pas mus lietuvybė numeris 1 šeimoje buvo. Ir yra, ir dėl to tiesiog lietuvių mokykla ir dėl to ir vedam į čia. Jūs esat visi turintys tą tokį lietuvybės gyslelę, ne? Ir namuose, ir šeimoje. Namuose kalba tik lietuviškai? Ne, dėja, mano šeimoje vyrauja 2 kalbos, lietuvių ir anglų. Lietuvių kalba vyrauja tada, kai nėra tėvelio namuose, o kai tėvelis tenka ir kalbėti angliškai. Aišku, būna momentų, kai ir prie tėvelio pakalbam lietuviškai. O pas jūs? Pas mus tik tai yra lietuviškai kalbama ir dukros mano irgi kalba lietuviškai ir dar labai tokį turiu savybę, kad susirašinėjame kaip žinutėmis su dukromis, tai tik lietuviškai ir kartais jos man, kai atrašo, aš galvoju, iš kur jos žodžius žino ir paklausus kartais tikrai sunku vaikams būna žodį surasti, tai sakogi mūsų vertėjas padeda, jeigu reikia labai, bet tikrai tas toks susirašinėjimas, tai tikrai tęsiu tą vadinamą tradiciją, kadangi, įsimena taip tie žodžiai ir parašytų, kad laišką nusiųstų bent žinutę, dabar telefonai jų laiškais galbūt nesusirašinė, bet telefonė, kad nusiųstų močiutės žinutę. Tai tai tik tai lietuviškai namuose kalbame. O kaip pas jūs šeimoje? Ar būna visko? Nebūna nieko, būna tiesiog lietuviškai iš tikrųjų, nes kadangi puikiai jos kalba abidvi ir mažytė dar buvo toks laikas, kada tiesiog atrodo, kad ir angliškai jau bando kalbėti, kada lietuviškai, bet žodžiu, pabuvus Lietuvoje visą vasarą, tai irgi jau čiauška tik lietuviškai iš tikrųjų. Tai tai čia ta pati istorija, kad tiesiog lietuvybė numeris 1, mes iš ten kėlė, kaip bebūtų, tai ir planuojam grįžti, tai tik dėl to iš tikrųjų, ir tai, kad dabar tie covidai, karai tiesiog truputį sulaikė, bet grįšim į Lietuvą tikrai. Beinant į mokyklą ir čia kalbėjus su vaikais, pasakojo, kad yra tam tikrų iššūkių šeštadieniais ateiti į mokyklą. Nes ir tingisi, ir būrelis kažkoks išlenda, ir šiaip reikalingas paskatinimas. Kokios pas jūs yra priemonės, kaip skatinat vaikus, kaip iš lovos išverčiat, jeigu miegasi? Kaip galėtumėt pasidalinti, kokia ten ta patirtis pas jūs? Ar visada norisi eiti ir einat kaip į šventę? Aš galėčiau pasakyti, kad pas mus iš tikrųjų nėra šventė, bet nėra taip, kad reikia raginti ar kažkas, nes kažkaip anksčiau būdavo tokie dalykai, kad tiesiog reikia, tiesiog toks suvokimas yra ir tiesiog reikia knygas lietuviškai skaityti, reikia angliškai skaityti, jos, mano bent jau vyresnioji, tai puikiai skaito tiek vieną, tiek kitą kalbą. O ryte ne, tiesiog normalus dalykas tiesiog. Tiesiog negali būti kitaip. Ne tai, kad po spaudimu kažkaip, bet tiesiog taip natūraliai gaunasi. Ir jos nori eiti čia, Taip, nes tėtis nori, turbūt ir vaikai nori. O kaip jūsų namuose? Pas mane tai šiuo metu tikrai yra sudėtinga situacija, nes vyresnė mergaitė irgi nelabai nori eiti, bet jinai turi tokią mintį, kad tikrai lankys dar metus, galbūt kitus pradės, kadangi bus baigiamieji čia egzaminai ir jinai norėtų pasirinkti kaip antrą kalbą lietuvių, būtent laikyti egzaminą baigiamuosiuose. Tai jinai tikrai norės, bet
sudėtinga tikrai šiuo metu su jaunesnė irgi. Sako, žinoma, būreliai pavargusios pamokos, o mažiukas su manimi eina dabar dėl to, kad aš ir pati čia dirbu ir jisai iš tikrųjų tai labai mėgsta ir patinka jam būti ir būtent toje grupėje būti, nes iš tiesų ir žaidžia, ir rašo, ir darbelių įvairių turi, todėl tikrai nori eiti. Na, būna išimčių, aišku, ten, kai apsiserga ar kažkas tai tokio, tai va tuo, tokiu tik tai nelabai, bet taip, eina. O kaip jūsų šeimoje? Na, kaip Reikia minėjau, mano didysis neina, nes pasikeitė užsiėmimai, viskas suprantama, o iš turbūt mūsų situacijoje su dukra yra, kaip ir visur, yra svarbiausia turėti draugų. Ir aš turbūt būsiu, ir jinai pripažįsta, kad eina į mokyklą vien dėl draugių. Nes čia tokia komanda jos klasė yra, kad jos viena jos be kitos ir jos bendrauja ne tik šeštadieniais mokykloje, bet aš žinau, kad jos bendrauja ir po mokyklos ir turi telefonuose, tiktokose grupės susidariusios. Tai jos iš tikrųjų, joms yra šventė čia ateiti, nes jos susitinka vieną kitą. Tai tikrai neturiu jokių problemų, niekada nėra skatinimo ir kartais būna, pasakau, tai gal tu šiandien pasilik, gal tu neikai, ar ten būna, kad ne, eisiu ir viskas. Tai aš neturiu jokių problemų. Jūs užsiminėt, kad ir dirbat mokykloje. Taip. Tai aš dabar, kiek žinau, tai visi 3 dirbat mokykloje. Deja, taip. Tai esat ir tėveliai, tie, kurie veda vaikus į mokyklą, ir taip pat mokyklos darbuotojai. Tai kas pirmiau įvyko, ar atvedėt vaikus, ar pradėjo dirbti? Pirmiausia, atvedžiau, tik tai po to pradėjau. Įsiliejau į kolektyvą, kadangi pati turiu pedagoginį išsilavinimą, todėl pagalvojau, kad norėčiau būti naudinga mokykloje, norėčiau prisidėti prie šios bendruomenės ir tikrai lietuvybės, viskas kartu. O jūs pakvietė ar pasisiūlėt? Tiksliai, kaip ten įvyko, tai manau pasisiūliau. Buvo taip, kad toksai buvo noras, tikrai užsidegimas, kad noriu čia būti ir tik aišku, tas momentas buvo tas COVID laikotarpis, kai mus truputėlį ten išardė keli metai, tačiau aš esu dabar čia vėl, dabar gal pernai metais ir šie metai, manau, dabar yra intensyvus. Kaip jūs prisijungėt ir iš viso vyriškas egzempliorius lituanistiniai mokykloje yra retenybė. Tai man labai smagu buvo jūs čia pamatyti ir kaip jūs prisijungėt, nes iš tėvelių tarpo. Iš tikrųjų, tai pas mus tokia situacija buvo, kada ieškojom mokyklos ir buvo tas, kad ta pandemija ir buvo tas, kad tiesiog susisiekus su direktorium, sakom, nori mergaitę užrašyti, visą kitą. Sako direktorius, nelabai yra vietų iš tikrųjų, tas senas, bet sako, yra toks variantas, kaip sako, reikia darbuotojų, nes tiesiog, kada buvo pandemija, reikėjo daugiau kolektyvo, nes, žodžiu. Ir gavosi taip, kad iš tikrųjų pasitarę su žmona, sakom, pabandom gal, mergaitė pradės eiti į mokyklą, o mes pabandom pagelbėti. Taip gavosi, kad tiesiog, mergaitė pradėjo lankyti mokyklą, mes darbavomės pirmus metus dviese. O paskui, kada jinai pradėjo lauktis antro vaikelio, tai pasilikau aš vienas. Ir nešu šitą naštą. Ir kaip sekasi moterų kolektyve? Aš labai džiaugiuosi, man viskas čia gerai, aš labai... Super čia tiesiog. Aišku, kaip ir buvau užsiminęs, kad grįžti namo, tai kitą kartą labiau pavargsti negu po darbo dienos, iš tikrųjų 8-9 valandų, bet daug atima to iš tikrųjų, bet viskas dėl vaikų. O jūs, kai galvojot, ieškojot lituanistinės mokyklos ir tada atėjot ir jau pradėjot pats dirbti, taip iš vidaus jau įsiliejot į mokyklą, ar įsivaizdavot ją, kad ji tokia ir yra, ar kažkokių tai pamatė dalykų, apie kuriuos net negalvojot, ar taip ir įsivaizdavot, kaip vyksta pamokos, kaip mokytojai padėjėjai padeda, ar kokybės tą patį ženklelį klijuojat, kaip tas įsivaizdavimas ir kaip yra realybė? Iš tikrųjų, tai žiūrint, mokykla nėra maža, arti 200 vaikų, tai čia yra ką veikti. Ir ta kokybė, tai iš tikrųjų, tai aš manau, kad ganėtinai aukšta yra, nes mokytojų kiekviena klasė turi
kiekvienas amžiaus laikas turi ta prasme, kiekviena klasė, pirmokai, antrokai, trečiokai yra didelė mokykla ir kokybė tikrai, ir kai kalbi su mokytojom, ir yra tas krūvis, yra ką veikti iš tikrųjų, juolab, kad dar lietuvių atrodo vaikai, bet jie, kai kurie angliškai daugiau kalba nei lietuviškai ir su jais yra ką veikti, čia ne taip paprasta, ne taip kaip Lietuvoje atrodo visi kalba lietuviškai ir ten tiesiog, jo, bet čia tai yra ką veikti. Vargstam. Kaip Ina, jūs atėjot? Koks jūsų čia tas kelias buvo? Na, pirmiausia, tai mane atvedė vaikas, turbūt pasakykime, nuo to vaikas anksčiau pradėjo negu aš. Ir vėlgi iš tos situacijos, laukiant vaiko, kuris baigs pamokas, netyčia gražioj foje leptelėjau, kad turiu pedagoginį išsilavinimą ir mano laisvi šeštadienį tuo pasibaigė. Buvau paimta už rankos ir džiaugiuosi, kad jau šiemet buvo mano 11 rugsėjo šitoj mokykloje ir kai Tomas užsiminė, kad vargstam, ne, mes nevargstam, tai yra iš tikrųjų, tikrai tai yra didelių iššūkių darbas ir tai kiekvieną šeštadienį ateini ir kiekvienas šeštadienis yra iššūkis ir tu žinai, kad taip kaip suveikia vieną šeštadienį, kitą šeštadienį viskas gali būti kitaip. Vaikai ateina, vėlgi kaip Tomas paminėjo, ateina su kiekviena su savo skirtingu lygiu. Ir iš tikrųjų tai yra iššūkis. Aišku, prisipažinsiu, kiekvieną gegužės mėnesį būna, galvoju, viskas jau mano paskutiniai metai, daugiau nebebus to. Bet kažkaip žiūriu, ateina rugpjūčio mėnuo, jau rugsėjus, jau energija. Iš tikrųjų tai sunkus, įdomus ir labai tau pačiam daug duodantis darbas, nes tu šiandien ne tik mokai, tu ir mokaisi pats, nes tai, ką tu galvoji, atrodo galvoji, aš čia viską žinau, ir tu supranti, kad tu nieko nežinai, ir tu supranti, kad tu turi ieškoti, tu turi galvoti, kad tu turi dėlioti. Tai labai geras, kaip aš vadinu, gera repeticija smegenim, vis dėlto ir kadangi aš dirbu pati su specialiais poreikiais nuo pirmadienio iki penktadienio, tai čia man įėjus į šitą mokyklą į tokią atgaivą, kad tu gali su jais kalbėti, kad tu su jais gali diskutuoti, bendrauti. Man tai čia yra tikrai malonumas. Labai tokia įkvepianti kelionė ir dabar tai pagalvojau, kad jūs esat puikūs žmonės, kurie galėtų pasakyti tą stebuklingą receptą, kaip motyvuoti vaikus. Nes jūs esat ir tėvų batuose, ir mokytojų batuose. Matot ir iš vienos pusės, ir iš namų, matot ir iš mokyklos. Kaip jums atrodo, nes turit nemažai mokinių, kaip jums atrodo, kas galėtų mokinius motyvuoti? Mes jau čia išgirdom daug dalykų. Ir tėvų griežtumas, ir vasara kaime pas močiutę, ir įvairių dalykų, o vat iš jūsų patirties, iš jūsų esamų pareigų, iš šeimyninės padėties, kaip jums atrodo, kas galėtų būti va tie kertiniai dalykai, kurie tikrai sumotyvuotų vaikus, padėtų jiems ir taip vat sėkmingai ateitų į tą lituanistinį švietimą? Aš tai manau, kad pirmiausia, tai iš tikrųjų reikia skatinti, kad ateitų čia yra draugai. Ir kai jie susibendrauja, jie tada eina vieni su kitais gimtadienių švęsti. Žinoma, motyvacija, kad jeigu tėvai nori pasilikti gyventi čia ir tikrai vaikas ateis tą vieną dieną, kai jisai turės baigiamosios egzaminus laikyti. Tai va čia tą lietuvių kalbą galės jisai išlaikyti. Tai įsivaizduokit, jis gali gauti 100 balų, jeigu jisai pasiruoš. Tai va jam kiek prideda prie jo tolimesnio įstojimo, tai vadinasi, kaip ir jam yra galimybė tikrai gauti gerą specialybę, jeigu jisai nori. Tai va čia šitas yra ir manau, kad dar vienas punktas, tai žinoma, kad nepamiršti kalbos ir kuo daugiau kalbų, tuo yra geriau visiems, ne? Mano atveju tai iš tikrųjų pas mus viskas nuo mažumės, po truputį ir sistemingai, ta prasme, tiesiog pabandom, sakai, jeigu pasiūlai, važiuojam, pabandom gimnastiką lankyti, gal kitas vaikas nenori, bet tiesiog
Tu turi pabandyti į mokyklą, tiesiog taip pat tu pabandai, jeigu patiks, nepatiks, bet aš visada turiu pavyzdį tokį, kad žiūrėk, tie vaikučiai tai eina, jiem kažkaip įdomu tenai, tas pabandom ir mes. Ir kažkaip įtraukia tą visą veiksmą kažkaip natūraliai iš tikrųjų, jo. Bet aš manau, kad reikia nuo mažumės tą visą, o ne tai, kad ateina 5-6 klasė, gal pabandom lankyti lietuvių mokyklą. Aš manau, kad kuo nuo mažesnio amžiaus, ir esu girdėjęs dar tokį pasakymą, kad sako, už vaikus sprendžia tėvai, kada jiem būna iki 11-12 metų. Iki to laiko, sprendžia tėvai iki to laiko, kada jiems būna 11-12 metų. Po to jau vaikai, jau reikia atsižvelgti juos iš tikrųjų. Tai va, aš manau, kad dar aš turiu 2-3 metelius dar pakontroliuoti visą šitą reikalą. Kaip pas jūs? Net ir dabar susimašiau, kaip pas mus turbūt. Mano asmeninė šeimoje daugiausia ateina iš to, kaip aš sakau, daug gerų dalykų vaikai atsineša iš tėvų, ar ne? Ir ko gero, jie gal matydami, tiksliau dukra, sūnus nelanko, gal matydama, kad aš nukeliuosi kiekvieną šeštadienį, kad aš visą laiką čia pozityviai, čia ir tas, čia kažkokie lietuvių renginiai būna. Gal tiesiog rodydama tą pavyzdį, aš tikrai pas mane nėra spaudimo jokio namuose ir aš nespaudžiu nei vieno. Ir netgi dabar buvo tokia situacija, net šiemet, va dabar po buvimo Lietuvoje, Palangoje vasarą, mano vaikas grįžęs pradėjo kalbėti lietuviškai su manim ir mano tokios akys. Ir galvoju, o kodėl tu kalbi, sako, aš pradėjau galvoti, kad man reikės kažką į CV rašyti ir man reikia kalbų. Ir jis dabar pats susigrėbė, kad jam reikia. Dabar aš galvoju, dabar aš palauksiu, kol tu paprašysi manęs nuvesti į lietuvių mokyklą. Ir aš tikiu, kad vieną dieną atės ir pasakys, o gal aš galiu nueiti į klasę. Tai kad tą motyvuoti turbūt mes turim patys tėvai parodyti vaikam, ne per prievartą, bet jeigu mes patys domėsimės, jeigu mes jiems parodysim, kad tai yra gerai, kad tai yra įdomu, jie tai priims, kad tai yra geru ir susidomės. Bet jeigu mes sakysim, čia lietuvių kalba, svarbu anglų moka, kam to lietuvių, tikrai vaikas neateis į mokyklą. Tai turi būti mūsų pačių noras kalbėti namuose, mūsų pačių noras kažką daryti, aišku, mes dirbam toj visuom bendruomeniai. Aš manau, kad tiesiog taip, ką mes perdodam, kaip mes elgiamės namuose, kaip mes perdodam, perteikiam, taip vaikai priima ir taip jie eina. O kaip jums atrodo, kas svarbiau, ar pasiekti vaikus, ar pasiekti tėvus? Nes, pavyzdžiui, yra įvairios marketingo teorijos, nes parduotuvėse vaikiški žaislai labai geroj vietoj, kad vaikas pamatytų, žaislai tėvų nepasiekia, bet vaikus ir jau tada su tuo žaislu eini ir žodžiu, bandai tėvelius įtikinti, kad tau nupirktų. Kaip yra su lituanistinė mokykla? Ar ją reikėtų padaryti tokią patrauklę, mielą ir smagę ir pirmiausia paliesti vaikus, kad jie paimtų už rankos tėvelius ir einam, nes ten yra gera? Ar mums reikėtų pasiekti kažkaip tai tėvelius ir tada jau tėveliai už rankos vaikus atsivestų? Irgi geras įdomus. Aš manau, kad vis dėlto viskas prasideda nuo tėvų. Ir žinau, netgi mokantis mokyklose dabar, kadangi yra labai daug tų bendruomenių, daug kalbų, ir būna, kad vaikai kartais pirmą ateina, pasako pas tėvelius ir sako, žinai, mano draugė lanko lenkišką mokyklą, o ką, lietuviškos nėra, kodėl tu negali mane nuvesti lietuvišką mokyklą? Ir aš tikrai žinau, būna tokių atvejų, kur vaikai susiranda patys mokyklą ir tėveliai, va čia mokykla, aš ten noriu eiti. Tai labai sunku pasakyti, ką pirmiausia reikia pasiekti, nes vieni nori daryti tai, ką daro draugai, kad jie užsiėmė šeštadieniais, o kiti, ir net aš žinau už savo situacijos, kad mano dukra vėlgi turi mergaitės iš Lenkijos, kurios ranko lenkišką mokyklą, jos dalinasi patirtimi nuėjusios po šeštadienio, ką veikia mokyklose, tiek lituanistiniai, tiek lenkų mokykloje. O tėvelius, aišku, tėveliam irgi vėlgi daug atsiremia. Reikia suprasti ir kitus dalykus, ir finansai, ir transportas, ir kelionės, ir atstumai. Tai labai sunku pasakyti, ką reikia paliesti iš tikrųjų, nes ne visi gali atvežti, norėtų, bet kartais neleidžia galimybės. Tai iš tikrųjų, bet aišku, tai viskas priklauso ir nuo tėvų. Ko gero, aš pirmiausia pasakyčiau, kad tai nuo tėvų, kad tėvam pirmiausia tą žaislą reikia duoti pačiupinėti.
Pritarėt? Aš tai tikrai manau, kad tėvai, nes tėtis tikrai su mama turėtų netingėti ir po darbo, penktadienį pabaigus dar vieną dieną skirti kaip darbui, atvežti vaikus. Iš tikrųjų nėra tėvams lengva, nes ta vis dėlto kaip ir savaitgalis susiplanuoja kitus planus išvykti, keliauti, apsipirkti ir taip toliau, bet turėtų čia diena būti kaip darbas. Ir skatinti, motyvuoti, mesgi tokias šventės turime, čia kaziuko mūgė galinga, kalėdinius pasirodymus darome, mamyčių šventė, pavasario šventės. Tikrai čia yra labai gražu, pas mus kokie yra renginiai ir vaikai noriai dalyvauja, vaikai puošiasi, iš tikrųjų čia yra smagu, vien tik tai ta dalis, jie laukia, kalėdų senelis ateina, dovanas gauna, man tai čia tikrai yra labai daug šioje mokykloje, ką mes turime. Ir tikrai tėveliams rekomenduoju, visus kviečiu iš tikrųjų, skirkite šeštadienį savo vaikams ir jeigu atstumas leidžia, jeigu tikrai ne 100 kilometrų, atvežkite vaikus iš tiesų. Aš tai manau, kad vienareikšmiškai tėvai turi išvelgti šitą dalyką, ko reikia vaikui, nukreipti vaiką ir paskui natūraliai viskas gaunasi iš tikrųjų, bet vaikas ten gali pamatyti lankstinukus, dar kažką, bet jeigu tu jam nepaaiškinsi, kad pažiūrėk, gal čia kažkas tokio įdomaus. Ir viskas. Ir aš manau, kad čia tik tėvai turi nukreipti šitą, nes yra tokių šeimų, kurios ir šiai dienai realiai augina vaikus iš tikrųjų, bet lietuviškai namuose nekalba. Ir atvedę vaiką į mokyklą, sako, norim išmokti lietuviškai. Tai labai sudėtinga iš tikrųjų. Čia toks dalykas, tu neišmoksi tos kalbos per tą šeštadienį, bet, kaip ir minėjo, čia renginiai, čia pasirodymai, čia atmosfera, ta mokytojas lietuviškai kalba, tarpusavį stengiamės tarpusavį akcentuoti, kad tik lietuviškai kalbam čia lietuvių mokykla, kaip bebūtų. Tai ir viskas, o čia, manau, tėvai visą šitą duoda tonusą. Svarbiausia, kad vaikai čia girdi kalbą. Tiesiog čia skamba visa mokykla lietuvių kalba. Tai yra tikrai nuostabu. Toks įspūdis susidaro, kad ir dėl tokios mokyklos bendruomenės taip pat, nes mokytojai, mokiniai, tradicijos, šventės, nes turbūt ne kiekvienas, ypač jeigu mišrios šeimos, tas tokias visiškai kertinės tradicinės šventes lietuviškai gali švęsti, nes jeigu mišri šeima, tai jau turi tada taikytis prie vietinės kultūros, o čia tikrai tradiciškai gali advento vakaronę turėti, gali kūčių stalą su vėlinės, taip. Tai turbūt ta mokykla ne tik lietuvių kalbą moko, bet kartu ir duoda labai daug tradicinių kultūrinių dalykų, kada ypač, kai sakot, grįšit į Lietuvą. Tai grįžta vaikas, palankęs lituanistinę mokyklą jau su visu bagažu. Jau jisai pažįsta tą situaciją, pažįsta tą vietą, į kurią grįžta, nors joje ir nebuvo, bet taip, sakykime, virtualiai ją pažįsta per kitas patirtis, nes jas įgijo mokykloje. Ir tada galėjo kartu su savo ta mokyklos bendruomenė, kartu su tėvais dalyvauti. Tai jūsų mokykloje ar tokiose šventėse kviečiami tėveliai, ar dažniausiai jos būna mokytojų ir mokinių, ar sukviečiama visa didelė, nes 200 mokinių, tai dar kiekvienas mokinys po porą tėvelių, dar kokie, žiūrėk, močiutė, senelis, tai jau turim tokį visai nemažą kolektyvą. Kaip jūs švenčiat šventes? Ir dabar žinau, kad labai didelė šventė, 20-metį minit, tai tikrai daug žmonių, taip? Taip, iš tikrųjų dabar mūsų laukia didelė graži šventė, 4 vėjam jau 20 metų, tai kažkaip pagalvočiau dabar 11 metų, kur tie metai prabėgo. Taip, iš tikrųjų šventė bus didelė, yra planuojama koncertas tėveliam ir mokiniam, kur dalyvaus ir tėveliai, ir mokiniai, ir mokytojai, ir visi, kas tik tai nori prisijungti, visa lietuvių bendruomenė. Dažniausiai čia šitoje mokykloje čia būdavo tikrai nepagailėsiu nerealios šventės. Ir čia būdavo atidarimai, uždarimai, ir čia sugužėdavo ir tėveliai, ir seneliai. Vėlgi, ta pati COVID situacija mus truputėlį pakarpė
Nors mes bandom sugrįžti jau Kaziuko mugė kartu šurmuliuoja su tėveliais, tai kartais aš net nežinau, kam jinai yra smagesnė, vaikam ar tėveliam iš tikrųjų. Tai jau Kaziuko mugę mes darom su tėveliais. Mamyčių šventę mes jau kviečiame mamytės ir tėvelius į koncertą. Taip mes tengiamės kiek įmanoma daugiau pritraukti ir tėvelių, kad pamatytų, kad mes ne tik kažką skaitom, rašom, kaip kad ir mes tos galų gale per tas šventes vaikai išmoksta daugiau negu sėdėdami pamokoje. Nes tai vėlgi yra tam tikras ugdymo procesas, kur vaikai, jeigu jie kažką gamina, jie mokosi ir ten dainelės, tai yra kitokio pobūdžio ugdymo procesas. Bet taip mes tengiamės, kad tėveliai būtų šventėse. Labai smagu buvo jūs turėti čia, labai nestandartinius pašnekovus, kurie yra ir tėveliai, ir taip pat mokyklos mokytojai, kurie atvedę vaikučius į mokyklas prisijungė prie kolektyvo ir tuo didžiuojasi. Lietuvybė yra numeris 1. Tai labai ačiū Jums už tai, kad puoselėjat, kad stengiatės ir kad nepamirštat lietuvių kalbos. Na, o mes susitiksim kitoje laidoje jau Norvegijoje. Iki kito karto. Ačiū Jums. Ačiū.